Toliau norėčiau paminėti reabilitacinius masažus. Tai specifinis masažo metodikos, kurios yra taikomos tam tikrais atvejais, sakysim, žmogui po plaučių uždegimų, bronchitų, įvairių uždegimų, sutrikus medžiagų apykaitai, žmonėms su hipertenzija ir taip toliau ir panašiai. Tai čia labai puiku, kad nereikia žmogui griebtis vaisto būtent natūraliais būdais, masažo būdu jūs padedat jam išgyti. Šiaip šiais laikais žmonės kažkodėl nevertina masažo reikšmės, nors tai vienas iš seniausių gydymo, prevencijos ir reabilitacijos metodų. Paprastas pavyzdys, žmogus skauda galvą. Ką jisai daro? Jisai griebiasi tabletės. Tai. Nors iš tikrųjų viena iš priežasčių galvos skausmo gali būti tiesiog sprando ar galvos raumenuko susitraukimas. Ar tokiu atveju tabletė padės?